Žurnalisto Algimanto Čekuolio knyga su autoriaus autografu ir asmeninis jo kaklaraištis, Marijono Mikutavičiaus pasirašytas tinklinio kamuolys, Nomedos Marčėnaitės rankų darbo puodelis ir kitos panašios žymių žmonių skirtos prekės buvo atiduota Šiauliuose vykusiam labdaringam aukcionui. Jau trečius metus panašius labdaros aukcionus organizuojantis Virginijus Sipavičius sako, kad žmonės juos linkę vertinti skeptiškai. Žinau, kaip yra, nors ir įžymybės dovanoja įvairius daiktus ir visa kita, bet jiem atrodo, kad tą daiktą kitą kartą pagalvoju, kad tarkim kažkokį Mikutavičiaus kamuolį su parašu, žmogus labiau vertina, tas kamuolys gali kainuoti tarkim 40 litų, nu aš už jį duosiu 20. Nesvarbu, kad tai Mikutavičiaus parašas ar kad tai pinigai labdarai. Nusipirkti prekę labdaringame aukcione buvo galima dalyvaujant jame tiesiogiai arba internetu. Tokiu būdu buvo nupirkta brangiausia žymaus žmogaus padovanota prekė, Marijono Mikutavičiaus pasirašytas tinklinio kamuolys. Jis aukcione internetu dalyvausiam pirkėjai parduotas už 110 litų. Už žurnalisto Algimanto Čekuolio pasirašytą knygą ir kaklaraištį pirkėjas į salę sumokėjo 50 litų. Brangiausiai parduotos dvi organizatorių skirtos elektrinės žoliapjovės po 135 litus. Iš viso labdarai bus skirti 656 litai. Pinigai bus išleisti vaikų gyvenančių SOS vaikų kaime vasaros stovyklai. Net 58 našlaičiai ar tėvų globos netekę vaikai stovyklos metu tobulins savo bendravimo įgūdžius ir mokinsis būti komandos nariu.